jautiesi nuvažiavęs? Labai nedaug kilometrų, jau praėjo pusę dienos. Tai jų klaus. Aš tai manau, kad vairuotojas galėtų biškį greičiau važiuoti. Aš irgi taip pat manau. Ką vairuotojas pakomentuos į tai? Labai kelias prastas, labai daug fūrų. Važiuoja visi. Kategoriškai neigiu tai, nes kelias labai geras. Tuščias. O trasos temperatūra? Tai apie 40 labai optimali va tokiam sąlygom važiuoti, kadangi Pritariu. mūsų labai Vairuotojas kemša tik tai kažkokį Santa Fe. meta ant žemės, tyškas, nufilmuokit kokį teršia Lenkijos trinkelis. Ir tarp kitko, kalbant apie kelio dangą, tai labai tinka su šitom mūsų Winter Sport padangom, kurios yra... Tikrai taip, galime išvelgti žiaurų nepasiruošimą kelionėje vairuotojo atžvilgių, tai yra kažkoks absurdas. Maistas irgi antrarūšis, jokio šilto patiekalo. Pučia pilvą. Tave gero. Atkviestas, ne? Snap! Įspūdėlis kaip. Geras buvo pridaryta iš ekskrementų. Bet nieko ten. Nu, ekskrementų vieta čia yra, tai natūralu kaip ir. Taškiukas pasidarė, ne? Turi būt. Negi nėra. Nėra taškiuko. Kaip pakomentuok savo? Aš tai geri įspūdžiai, tiesiog pasakius, labai tvarkingas moterų tualetas, gerai prižiūrėtas, tik kad tamsu biškį buvo, bet nieko, paskui... Tamsu jau šitam. O, šiandien. Žodžiu, matosi kelias koks pilnas fūrų. Jo, labai, tiesiog fūro ant fūros, tiesiog važiuojant, kaip pasakyti, liaudyje žinomo tuo terminu kaip traukinys, nes tiesiog važiuoja mašina už mašinos, iš priekio irgi tas pats, tiesiog neįmanoma aplenkti nieko. Nu, visiškai yra užčiauptas kelias ir labai lėtai judame į savo tik. O, sustringis eiktų. Gerai, kad sustojo. Užskaitau šitą. O tu? Na, Irgi? Pasakysiu, Viskas, visą Renatai, Renatai dabar žinau, kad- šitas video dabar aplaudinasi Renatai, va, tavo veidas. Kad ir Nusimk kiek tos tai akinius, kainuos, kad matytų tavo akis. ne, man kad gėda. ir kiek tai pinigų kainuos, mes tai vis tiek įkelsim į Taip. Facebook. Būdas. Welcome to the hood. Kiek haros eiktų, ačiū. Užmelko. Parodyk, kokį telefoną naudosi. Turim butelį alaus, kaip matom, Radlerio parką. Ir tam tikrai problema susidūrė, kad neturim su kuo atidaryti. Pagalvojau, kad bus tam labai tinkamas dalykas šitas telefonas. Tai yra Samsung Ace kažkoksai, va, šviečia, veikia, va, viskas normaliai. Tai va, dabar bandysim pažiūrėti, kaip galima su telefonu pabandyti atidaryti butelį. Taigi paimam butelį kažkaip už kaklelio, kad būtų patogu uždėti šitą, padaryti tokį principą kaip sverties. Nu ir dabar žiūrėjom, kas čia gausis. Butelis atsidarė. Ragelis. Biškį ragelis nu toksai dentas gavosi, bet minimaliai galim sakyti, tais pats, kad kaip nieko. Ką jūs, ponas, galvojat apie šitą reiškinį? Gerai, rizikinga buvo, bet pasiteisino rizika. Eikit praustis volosai. Ne. Dar neužsienio žodžiu.
Nu atsigausit, pamatysit, eikit, aš jums rimtai sakau. Taip gerai. Lairis, dabar tu komentarą, kad nesiprausi. Kad nesiprausiu komentarą. Kodėl nesiprausiu? Kodėl nesiprausit, ponas? Smirda visas kambarys nuo jūsų. Ne nuo manęs. Nuo jūsų aš Smirda tau iš mano burnos. Nu, man smirda iš tavo burnos. Eik, praustis volasas. Išsitrauk tą. Kai su manim šneki. Nu jo, čia tu nesikeik, be. Nori sumokėti pinigų, sako, ne, vėliau. Tai apie tai, kaip Žabka bilietų nepardavė. Atėjom, sako, get out, you Bastard. bastards. Aha, kaip toliau. Tada mes nuėjom, laukiam kaip kultūringi jaunuoliai. Iki kol Deiviui trūko kantrybė. Taip, Deivis stiprūko jam kantrybė ir išėjo. Pažiūrėk, čia koks tai monumentas. Aha, taip. Tikrai. Ir aš tai jo, tai galiu paantrinti jam. Aš sakė, kad kažkokį labai buvo prasmiškos moterų pozicijos. Viena kaip ir vijo mus, kita palaikė. Na tai galiausiai nugalėjo Deivido Nekantrybė. nekantrybė ir jo noras pamatyti šios pasaulio Griuvėsis. griuvėsius. Taip. Žodžiu, griuvėsi. Principė tai jo. Tavo komentaras apie tai, ką matai. Patinka? Gražu? Nu, taip įdomus toks reiškinys. Nu, įdomus. Pasižiūrėti įdomu. Čia biškį kešiuką prie antro variklio. Ir magnetinis turi būti. Pusantro sudėtingumas. Mažas. Aš tai manau, kad šiaip vieta labai gera, bet labai prasti hintai ir labai galima susidaryti daug, tokių labai daug sudėtingų iš tikrųjų vietų, kur būtų galima paslėpti. Ir hintas toksai yra, toksai labai bendras ir labai iš tikrųjų sudėtinga buvo rasti. Ir kadangi net žmonės irgi tą patį minėjo ir iš interneto, kad prasti hintai, tai mes pritarėm jiems, kad ten labai prastai buvo ir labai esam nusivylę kol kas. Ir dėl to dabar važiuojam į manufaktūrą. Makulatūrą. Aš pritariu tautį. Daug neišsiplėsiu. Ja, nes sakau, kažkaip Gerai, linkime saugaus kelio jums tada ir vairuokite atsakingai. Ačiū. We drifted away, wave after wave, slowly drifting. Esam dabar makulatūrai, pavalgiam brangiai taip, Brangiai nesuvalgiau pusės picos net. nes lopas esi. Pats O kaltas. Viskas bus nufilmuota ir perduota Renatai, Šarui ir jo Eleonorai, Egio žmonai. nuotaikos labai geros, sutikom lietuvaičių, 3 vyrai buvo, ne moterys. Sakė, kad labai irgi patenkinti, kad atvažiavo čia ir palinkėjo vieni kitiems gero laiko ir va tai va. Siūlė pasikeis bilietus į sėdimus. Mes nesutikom. Ne. Tai sakėm, zaėjo balną. Va čia atlasas, labai geri įspūdžiai. Tikėsimės, kad gal dar pamatysim kažkada
visą sudėtį blekų kažkada gyvenime. Aš irgi tikiuosi. Tu? Taip, galim pamatyti, bet jeigu ir nepamatysim, jau yra pliusas įdėtas. Jau pliusas yra žmonių milijonas. Visi sušutę Osmarvė, smirda. Visi limpa. Kažkokių tai narkotikų kai kurie užsimetė. Griuvo vidury koncerto. Merginos, nepilnametės. Narkomanai. Žodžiu, visko buvo, trypėsi, poginosi. Jo. Žodžiu, kelis norėjau iškirsti per koncertą, bet susilaikiau. Pagrojo Black Sabbath. Pagrojo. Grojo Dirty Woman. Tai va, o čia matom dešras ant galvos. Nežinau, kiek matom, bet jos čia tikrai yra. Tai va, laukite tęsinio. Kadangi kelias ilgas, tai dar dešras ant galvos filmuosiu kurį laiką. Tai vilčių geras. Žodžiu, kaip žydai einam visi. Atlas Arena. Ir dar kartą dešros, dabar prie didesnės apšvietimos. Bet ir apertūrė. Apsimesiu, kad filmuoju Tutį, bet už jo žos kaip Volasas yra. Gali tiesiog pasižiūrėti, pamatyti. Nieko nepraleisim. Tu vairuosi ar aš? Nežinau, kaip čia reikės užsirinkti. Nulis dropo beveik. Jo. Nulis tensa šitą miestą. Čia gerai, šitas tai labai yra tikslus tavo. Buvo keli GDM-ai, bet dropo tai Žoskai trūko. trūkumas yra žiaurus. Apie stensą tai net, ta prasme, nėra ką kalbėti. Nėra dropo, tai apie stensą. Tai čia visai kažkoks ne... Žodžiu, dar kitas labai įdomus dalykas, tai parkuojasi belė kur Jo. patinka. Va, čia pavyzdžiui, ant šalyga, ant pievutės. Žodžiu, Lietuvoje tai būtų sumalti su šūdais greičiausiai už tokius bairius. O čia matai, Išvažiavom nuo A2 ką tik. Nuo mokamo kelio nemokamo pasukom. Ką manai, Tautvydai? aš tai manau, kad sprendimas savotiškai ekonomiškai gal ir naudingesnis, bet zajebali, kad išvažiavome iš tos lodės, tai galvoju apsimyšio iš čia galės sėdėdamas. Kokius dar skysčius galvoji išleisti? Ir, kaip sakė žymų žmonės, norėčiau, kad čia būtų Hara. Michaelas. Kaip atlikėjo vardas? Michaelas Boltonas. Kaip? Michaelas Boltonas Thorntonas. Billy Joe. Billy Joe Bolton Thornton Michael. Bet faktas, kad muzikytė gera. Gera muzikinė. Bandėm išsileisti blokus, bet pavyko tik tai išsikleisti gal. Epic fail. Iškeitė. Keitėjų 100 gaidė. Obodas. Kodėl Tautvydai tinklą ištiesiai? Prašau. Kodėl tinklą ištiesiai? Tinklas iš tikrųjų padeda su, kaip čia pasakyti, geriau matosi, tada vairuotojas prafiltruoja vaizdą per šitą veidrodėlį, šitą tinklą ir tada jam sufokusuoja tiesiai jo rainelę vaizdą į akį. Kaip beveik kaip kokį Google Glass iš tikrųjų. Kaip Google Glass, ne? Jo. Kaip ir iš tikrųjų veikia panašiai. Nežinau, reikia laiko įvertinti dar.
Važiuojam vis dar paskui tą pačią fūrą, kurią važiavom į priekį važiuodami. Visą kelią paskui fūras, žodžiu. Ja, kam tam ponai nosį reikia? Tomasza Kamińskiego dziś zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Tai nusipirkau labai skanių traškučių su hakalaka skoniu. Jak nie na telewizorze, to może na kominku, może gdzieś na półce, na regale. Va, čia labai gražu. Pirmą kartą, nes jau antrą kartą tą patį bairį bandom užfiksuoti. Gratuluję Ci bardzo serdecznie, proszę Państwa. Jo, to tada. Nusipirkom Summersbiles, Blackberry, labai skonis geras. Alaus kokteilis toks. Iš burnos paperdė. Paperdė iš burnos vos marė. Klausimas, ką primena skaičius tas? Nežinau. Gal pats filmuotojas pasisako, ką primena. Ką man primena skaičius 108? Jo, tai jauri istorija. True story. Galiu biškį pavairuoti aš dabar. Aš nieko negėriau šitą visai. Davai, daug, biškį čia palėksim. Kito varai viską. Конец. 13 laipsnių šilumos. O dieną jau daug kur prognozuojami trumpalaikiai lietūs, šils nuo 15 iki 18 laipsnių šilumos.